Sveiki, su jumis Gytukas ir trenirakas. Sveiki. Ką tu, Gytuk, savaitgalį praeitą darai gero? Savaitgalį. Nu, nieko ypatingo. Kaip ir visą laiką, va. O tu ką? Nieko, irgi pagulėjau, penktadienį, pagulėjau šeštadienį, sekmadienį pasportavau, žinai. Bulvių įsikėviau su česnakais. Šiandien laidoje matysime jūsų klausimų ir komentarų aptarimus. Tomo rubrikoje viskas apie stovėseną. Šiek tiek apie artėjančias varžybas. Dabar jūsų klausimų ir komentarų aptarimus. Nusprogo mano kompas, tai va bibliotekoje prisėdom, susirašėm, vis tiek mes žiūrim. Šaras 1-5-1-2 klausė, iš kur jūs keliavo. Tai aš tai nuo Jogailų lyg kilęs, o tu? Man lyg nuo Vytautų sakė, kad kelias. Nu, tai nuo tos pasios. Panašiai. XAZZ klausė, kada jūs važiuosit į varžybas pasidauzyti? Pasidauzyti važiuosim į varžybas kada? Greit, man atrodo. Mes pasidauzom ir tiek. Dabar Kornelijos R klausimus. O kokių savigynos kursų merginom neturit ar patys apginat? Tai aišku, apginam. Gelbėjam, ginam. Varauškai to pačio apginsiu, ką nors palaikyti. Ne? Oca! Ha! Maladės, gerai atrodai. Varau. Davai. O, tik tais iš kojų nedaužyk. Dar klausimas liko. Iš komentarų. Zabratva. Trenirakai. Zajabys priciotkė. Kur dareis? Tai nuėjau, bratva, į priciotkinę ir padarė. Už dvacūnę. Šiandien Tomo rubrikoje viskas apie stovėsenas. Stovėsena yra jūsų kaip kovotojo pamatas. Jei pamatas tvirtas, užkariauti tvirtovę lieka labai nedaug šansų ir praktiškai jokių galimybių, jeigu prie visko pridėtume dar keletą elementų, apie kuriuos pakalbėsime netrukus. Klasikinė technika yra nekintanti pastovi, tai yra pagrindas, iš kurio gali būti konstruojamos įvairios kovinės technikos. Šį kartą pakalbėkime apie kovinės stovėsenos ypatumus. Kovotojas ant žemės turi stovėti tvirtai. Kojos pečių plotyje, dominuojančios stipresnės rankos pusės koja kiek atitraukta atgal, kūnas pasuktas 45 laipsnių kampu. Priklausomai nuo to, kokiu atstumu stovi priešininkas, stovėsena gali būti artimos, vidutinės ir tolimos distancijos stovėsenos. Stovėsenos judėjimo treniravimas. Stovėsenos judėjimo treniravimas į šonus. Stovėsenos judėjimo kombinuotas treniravimas pirmin atgal į šonus. Bet kuriuo atveju stovėsena turi būti patogi, atlikti gynybos ir puolimo judesius, pajudėti į vieną ar kitą pusę. Judri stovėsena padeda išvengti priešininko atakų, taip pat su lengvu judėjimu paruošiam ir savo atakas. Tavo judėjimas turi būti lengvas kaip šešėlis, greitas kaip vėjas. Su jumis buvo Tomas, susitiksime sekančioje laidoje. Iki. Su Gyčiu laukiam naujienų iš varžybų. Jo, nemaža hebra mūsų šaikos išvarė į Toros turnyrą, tai lauksim pirmų vietų. Laidoje tiek, su jumis buvo Gytukas ir trenirakas. Laikinat, Subscribinat, komentuojat ir dalinatės. Pasižiūrėjai laidą. Tai dalinkis.